Tėviškė – žodis, kuriame skleidžiasi vaikystės džiaugsmai, pirmoji malda, gyvenimo svajonės ir viltis, paguoda joms sudužus ir išsipildymo džiaugsmas, niekad netylantis kvietimas sugrįžti prie savo šaknų ir šviesus ilgesys lydintis visą gyvenimą. Šis žodis, kuriame glūdi tėvų namų ir tėvynės atminimas, neapsakomai brangus tiems, kuriems tėviškė nepasiekiama, išeivijoje toli nuo savo namų gyvenantiems. 20-ojo amžiaus viduryje tėviškės vardu pasivadino kitapus Atlanto karo nublokštų Lietuvos liuteronų bendruomenė, įsikūrusi Čikagoje. Viešėdami Jungtinėse valstijose leidomės tėviškės liuteronų parapijos keliu, drauge su šios parapijos klebonu Liudu Miliausku, jau 20 metų tarnaujančiu kitapus Atlanto. Kunige Liudai, esame prie istorinio tėviškės parapijos pastato bažnyčios. Kokia istorija šito pastato ir kada palikote jį? Mano istorija čia prasidėjo 2005 metais, tai yra prieš 20 metų, šiemet yra 20 metų, kaip aš esu. Taip, kada parapija čia atsikraustė, buvo sinagoga, vėliau ją pertvarkė, kad būtų tinkama krikščioniškom pamaldom, viską daugiausiai žmonės padarė savo rankomis ir čia daug metų, daug dešimtmečių tėviškės parapija buvo. Mes girdėjom iš parapiečių, kad dar senais laikais, kai čia buvo bažnyčia, visi kraustėsi kaip tik gyventi prie bažnyčios. Čia juk Market Parkas buvo toks istoriškai lietuvių gyvenamas rajonas nuo pat jau 20 amžiaus pradžios ir paskui ta vieta tiesiog per laiką visiškai keitėsi, ar ne? Čia yra dar filmuotų vaizdų, kuomet šitas rajonas buvo kaip Lietuva. Ten yra tokia gatvė, Lutheran Plaza vadinasi, ten nežinau kiek restoranų, apie 10 ar kiek būdavo lietuviškų ir čia parke vykdavo ir piknikai, ir įvairiausios šventės. Ir be abejo, tuo metu tie visi, kurie atvažiavo po karo, jie buvo tie, kurie ne savo norų, jie pabėgo. Taip. Ir jie bandė atkurti tą Lietuvos gyvenimą. Aišku, kitiem buvo ir tokie praktiniai sumetimai, nekalbėjo angliškai. Tai reikėjo būti kartu, kad vienas kitam pagelbėti, kad vienas kitam perduoti informaciją, interneto nebuvo. Taip. Tai visi kartu būdami, taip jie galėjo vienas kitam geriau pagelbėti. Po to žmonės, turbūt reikia sakyti, iš vienos pusės ir prasigyveno, iš kitos pusės priemiesčiuose ir buvo pigiau. Tada jau priemiesčiuose nusipirkę namą, jie ten turėjo daugiau žemės ir pradėjo keltis. Ir tada juodaodžiai pradėjo atsikelti į šį rajoną. Kai aš atvažiavau 2005 metais, beveik šiam rajone aplink žmonių jau nebegyveno, visi gyveno priemiesčiuose. Patys drąsiausi, kai atvažiuodavo čia į pamaldas, ir beveik taip, kad jeigu jau mes nebeatvažiuosim, tai kas beatvažiuos, ir jeigu mes nebeatvažiuosim, tai viskas ir pasibaigs. Ir taip gavos, kad metus pabuvau čia, ir tikrai beveik nieko nebuvo, sekmadieniai ir laidotuvės. Ir tuomet mes turėjome visuotinį susirinkimą ir per visuotinį susirinkimą taip kalbėjom, kad ką mes čia darom, mes turim priimti kažkokį sprendimą. Galiausiai pardavėm tą pastatą ir pardavėm kitai bažnyčiai, nors buvo keletą pasirinkimų, vieni norėjo padaryti čia kaip sandėlį ir kitas variantas buvo, kad čia padaryti kelių aukštų mašinų aikštelę. Ir paskui atsirado tokia galimybė bažnyčiai parduoti. Tai labai gerai, kad čia liko toliau bažnyčia. Va, dar aš žiūriu į sieną, ten matosi yra varžtai likę 3, tai ten buvo mūsų lentelė pakabinta. Buvo su tėviškės visa informacija. Dar tokie atributai yra likę. Iš lauko jie beveik nieko nepakeitė. Viskas yra tas pats ir vitražai dar lietuviški tebėra viduj. Kaip daugelį mažos Lietuvos bažnyčių, kur vokiškai tebėra įrašyta visokie užrašai, taip ir čia yra likę lietuviai, nors dabar čia meldžiasi juodaodžiai. Taip labai simboliškai buvo, kad mes išsikėlėm
ir už 3 mėnesių įvyko 2008 metų nekilnojamo turto krizė, kur viskas sustojo ten beveik kokiam 5 metam. Tai jeigu mes nebūtumėm spėję parduoti, nebūtumėm spėję išeiti, mes būtumėm visiškai čia ir pasibaigę, nes nebūtų galimybės tą pastatą parduoti ir būtų čia buvusi mūsų jau pabaiga. Mes žinom iš šventraščių apie tremtinius Babilone. Iš kai kurių psalmų mes skaitome, kad jie sako, mes turim lūžt, vilti, mes turime kanklės pakabinti ant uostų, mūsų giesmės turi nutilti, mes tremtyje be Jeruzalės, be savo tėviškės, be tėvynės esame mirę. Mes atvykę čionais, praeitą laisvę turėjome lengvas dienas. Bet kažin, kodėl mumyse nerauda viršijo be giesmė. Žvelgiant pirmyn, mes žinom, kad giesmė nenustos. Nes jie turi savį oceaną, jie turi savį patį Dievą. Išeivijos lietuvių liuteronų tėviškės parapija Čikagoje buvo įkurta 1951 metais. Ją subūrė iš Tauragės krašto kilęs kunigas Martynas Preikšaitis ir iš Klaipėdos krašto kilęs kunigas Hansas Trakis. Abu dvasininkai pokariu Vokietijoje aktyviai prisidėjo prie Lietuvos liuteronų bažnyčios tremtyje veiklos. Tėviškės liuteronų parapija Čikagoje buvo jau antroji. Nuo 20-ojo amžiaus pradžios jau veikė Išeivijos liuteronų Ziono parapija. Tačiau 6-ajame dešimtmetyje abi bendruomenės gausėjo į Ameriką iš Vokietijos atvykstant vis daugiau lietuvių karo tremtinių. Netrukus Tėviškės parapija, kurioje būrėsi daugelis iš Klaipėdos krašto Mažosios Lietuvos kilusių liuteronų, sudarė 600 narių. Vyko aktyvus gyvenimas, veikė sekmadieninė ir lituanistinė mokyklos, susibūrė choras, pučiamųjų orkestras, moterų draugija. Ir visų pirma turi tau pačiam rūpėti. Jeigu pačiam rūpi, tada ir žmonės kažkaip pajaučia, ar tau tas rūpi, ar tau tas nerūpi, ar tik tai darai, kad taip reikia padaryti. O jeigu tau nerūpi, tai ir kažkaip, kad ir ką tu besakysi, žmonės vis tiek pajaučia. Čia tokie dabartinių kainų, tas turbūt kokį kainuotų 1,200,000 namukas. Oho. Ten jau tie tokie didesni, kur aplink būtų po 2-3 milijonus prie dabartinių kainų. Tai... O čia yra jau priemiestis skaitasi Čikagos. Kaip vadinasi šitą vietą? Čia vadinasi Western Springs. Western Springs. Yra vienas iš tokių gerų rajonų. Gerų turtingų rajonų. 2007 metų Liepos mėnesį mes persikėlėm čia. Persikėlėm iš ano rajono į visiškai kitokį rajoną. Žaluma, parkas, erdvė. Pats pastatas nedidelis ir tuo metu mums buvo netgi labai patogu, nes ta saujelė žmonių, kiek ten mūsų 20 ar paskui gal po truputį ir daugiau, jau kai saugesnis rajonas ir ten matys mašino aikštelė, buvo kur galima pastatyti mašiną, ateiti, tai vienas kitas jau pradėjo dar ateiti ir dažniau ateiti į pamaldas. Labai žmonėms patiko vasarą daryti piknikus čia. Čia turėdavom taip stalus ir vaišes, ir muziką, ir čia vyresniems žmonėms buvo labai patogu, kad nebuvo laiptų iš visas pastatas yra vienam lygy. Ir čia mes, kaip sakant, pabandėm, galbūt pavyks kažką dar padaryti. Nors irgi buvo rizika, kad žmonės, kurie buvo pripratę prie savo pastato, kur jau ten buvo krikštyti ir sutuokti ir daug metų praleidę, kad jiem nauja vieta gali būti nebe tokia priimtina ir ne tokia artima ir jie gali paprasčiausiai nuspręsti eiti į amerikietiškai
angliškai kalbančią kokią nors bažnyčią netoli savo namų. Sakyčiau, kokius 5 metus taip irgi tokiu tarsi lūžinėjančių ledų ėjom. O didžiausias lūžis buvo, kada pradėjo ateiti jau vadinami trečiabangiai arba jau po Lietuvos nepriklausomybės atvažiavę naujieji imigrantai. Parapija pradėjo jaunėti. Pradėjo jaunėti, atsirado daugiau veiklos, atsirado daugiau visokių renginių, tada čia pradėjo ir vaikų darželis. Mes buvom labai arti jau to laiko, jau taip, kad išaugom. Išaugom tą pastatą, mums reikėjo daugiau erdvės. Vėl persikėlimas, vėl panašiai atsikartojo kaip išėjimas iš Market Parko. Ten 3 mėnesiai praėjo ir nekilnojamo turto krizė įvyko. Čia išsikėlėm į didesnį pastatą ir Covidas prasidėjo. Ir jeigu mes tam naujam pastate su visais reglamentais, kiek ten distancijas reikėjo laikyti, mes galėjom drąsiai apie 50-60 žmonių priimti, tai čia mes būtum galėję priimti 15-17. Ir čia jau būtų mus irgi turbūt pribaigę. Kaip ten būtų nekilnojamo turto krizė būtų viską pribaigusi, taip čia būtų Covidas viską pribaigęs. Ir čia mūsų buvo pabandymo stotelė, kur mes praleidom 12 metų. Gan ilgai, 12 metų. Taip, 12 metų. Na, tai tik tai parodo, kad tokie dalykai, jie per trumpą laiką nepasidaro. Tenka daug įdėti, kol kažkoks rezultatas galbūt atsiranda. Ir niekas nežinojom, ar pavyks, ar nepavyks. Nebuvo jokių garantijų, galėjo viskas sugriūti, galėjo visi išsiskirstyti. O paskui reikėjo daug ir kantriai dirbti, kol pradėjo ateiti naujų žmonių, kol pradėjo bendruomenė plėstis. Šiandien Tėviškės parapija įsikūrusi Čikagos priemiestyje Darjene. Bažnyčios pastatą, kurį nesunku surasti dėl prieigose matomos iškabos su trispalve, lietuviai dalijasi su amerikiečių liuteronų Švento Jono parapija. Tai mes dabar nueisim pažiūrėti, ką mūsų mažiukai daro. Čia yra vaikų darželis lietuviukų vyksta ir įvairiausių veiklų, yra 3 mokytojos. Viena iš mokytojų, kaip tik Ingrida. Sveiki! Sveiki, mama. Aš Ingrida. Malonu labai. Čia Tomas. Labas. Tai čia, kas tam pastate dabar vyksta. Tai yra bažnyčia, yra 3-5 metų vaikučiam meno laboratorija, o čia kur antra mokytoja, Aušra, ir dar pačioje dar viena mokytoja bus. Tada vyksta, anksčiau buvo tik pirmadieniais, dabar pirmadieniais, antradieniais, o nuo rudens jau pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais lietuvių kalbos mokyklėlė. Taip pat yra meno ir fotos studija, taip pat yra lietuvių AA grupė. Anoniminė alkoholikė. Taip, anoniminė alkoholikė. Bet čia būtent lietuviams skirta. Taip. Angliškai kalbantiem yra ketvirtadieniais, o lietuviam yra penktadieniais. Čia turbūt per vaikų darželį, per mokyklėlę ir per meno studiją, tai čia virš 100 vaikų kiekvieną savaitę eina. Oho, tai daug, tikrai daug. Ir kiekvieną dieną vis kažkas lietuviško vyksta. Viena iš vadovių, mokytojų taip pat priklauso teatro grupiai, tai čia dar lietuviškas teatras repetuojas, o po to yra kita grupė, kurie renka šeštadieniais ir sutartinės dainuoja. Lietuviškų sutartinių klubas. Tai tos veiklos įvairiausios yra ir jos daugėja. Parapijinis gyvenimas taip pat yra sekmadienio pamaldos su kavutėm, kurios dažnai būna ir pietus. Yra visos šventės švenčiamos, choras renkas kiekvieną pirmadienį repetuoja, sekmadieniais vaikų mokyklėlė arba vaikų tas kambarėlis, kaip sekmadienė mokyklėlė vyksta.
paskui ketvirtadieniais vakarinės pamaldėlės yra, po to kartą mėnesį renkas moterų mezgimo ratelis. Čia irgi trečiadieniais ir vyksta irgi vaikų meno pamokos. Ir taip pat užsiima fotografija, o labai į kūdikių fotografijas specializuojas. Tai čia įvairios, reiškia, meno įvairūs užsiėmimai, įvairūs... čia piešia ir bando... Vis kažkas kitaip, kiekvieną savaitę yra ir menas, ir paskui va čia yra kaip fotostudija, visi tie, kur galima ir apsirengti, ir dekoracijos. Kitą savaitę, tai čia bus iš vis 2 stovyklos vyks, dabar ateinančias 2 savaitės meno stovyklos vyks. Vasaros tokios stovyklėlės, ar ne? Kitą savaitę čia daug veiklos bus. Visas kambarys, kuri turi visokių žaidimų, visko ir kilimų, ir visko. Kiekvieną sekmadienį, kada baigės ten pamaldos, dalis aišku eina namo, bet kavutės vyksta va čia toj salėje. Ir tada čia visokie renginiai ir 15 dieną birželį mes kartu su pagal amerikiečių kalendorių tėvų dieną švęsim. Dar turėsim meninę programą ir dainininkai, ir šokėjai, ir dar visokie dalykai, ir pietus, ir tokia, kaip sakant, dvasinė dalis ten, o čia tokia jau labiau pramoginė ir pabūnas. Ir va čia virtuvė yra, kur galima vietoje cepelinus daryti, jeigu nori, ir kugelius kepti. Paskutinį kartą tai čia buvo irgi kokia 30 moterų. Viena moteris tokia mėta, ir nemokino šupinį virti. Taip, čia svarbus dalykas. Čia darė visos mokino šupinį. Tai labai smagu. Ir visur daug trispalvių, ne? Čia daug lietuvybės vyksta tam pastate. Čia yra kalendorius, kur yra visi metų sekmadieniai. Ir tada mes turim tam tikrus sekmadienius, kur yra šventės, o kitus sekmadienius žmonės, šeimos užsirašo, kas tą sekmadienį bus atsakingi už vaišes, už kavutę. Sausio mėnesį vis dar mes minim sausio 13 ir tada Klaipėdos prijungimą. Minėjimą darom su pietum, o čia yra parašyta buvo balandėlių pietus. Paskui vasario 16, tai aišku, visa cepelinai, paskui kovo 11 šventė, čia pietus buvo, kugelio pietus. Kai būna Velykos, per Velykas mes darom vaikam, tada vaikam šventę lauke. Motinos dieną švenčiam, paskui bus sekminės ir konfirmacija, po to bus tėvo diena. Paskui, kaip parskrisiu iš Lietuvos, jeigu pavyks, darysiu stovyklos pristatymą video, kaip viskas pavyko. Paskui vieną sekmadienį mes paskiriam už vėžių sergančių žmonės grynai maldai. Paskui Pyties padėkos šventę, santuokos įžadų ir atnaujinimų ir šeimos šventę kiekvienais metais darom. Nes kažkaip taip nusprendėm, kad jeigu mes kiekvieną savo gimtadienį minim kasmet, tai tie, kurie gyvena šeimoje, tai kiekvieni metai nugyventi irgi yra šis tas taip įvykis, kur reikia žmonėm, sako, tai mes buvom apsiženę, nebuvot, esat, tai čia vykstantis dalykas ir kodėl vis kas metai nepadaryti šeimos šventę, kad pasidžiaugti šventę, šeima, santuoka ir tada kas nori padaro įžadus atnaujinimą, bet darom visi bendrai. Visi atsistoja ir kas nori, kas nenori, tada iš savo vietų paima ir vietoje ten tokia nedidelė ceremonija yra ir vietoje bažnyčioje viršui padaro tokį atnaujinimą. Paskui reformacijos šventė yra, čia už Alzheimerio ir visokios protinės negalės, amžinybės sekmadienis, adventas, kalėdos. Tai va, kiekvieną mėnesį vis kažkoks yra renginys. Mes turim vaikų tokią sekmaninę mokyklėlę, vaikų kambarėlių vadinam. Ir čia yra jų erdvė, kur sekmadieniais pamaldų metu vaikai tada ir mokinas, ir kažkokius daro, kaip jie, kažkokius rankdarbius, ar yra kažkokia Biblijos istorija, kur reikia tada sudėti, suklijuoti. Va čia, kaip ant sienos yra kryžius, ir čia, nežinau, kas čia buvo, pray for one another.
Ir čia atėjo mūsų malda yra. Nu, va tokį kažką pasidaro ir parsineša namo, pasikabina. Ir taip pat yra įvairios video ar DVD, ar galima jau iš kompiuterio prijungti. Ir tada kažkokią pamokėlę gali jie žiūrėti per televizorių. Ir čia yra tas kambarys, kur, man atrodo, į Lietuvą yra irgi atsiunčiamas tokios quilts, anklodės, kur moteris susiuva anklodės ir dabar kur jos atsiranda, jos čia atsiranda. Tos quilts, nu, daugelis yra matę, atkeliauja siuntiniai su labdara. Taip. Labdaros, taip. Jau būtent čia moteriškė siuva iš įvairiausių... Iš skiaučių. Taip. Ir taip pat čia, dabar aš nežinau, ar yra dar likę, ar nėra, kur Good Samaritan Purse, kur samariečių krepšys, tai čia irgi yra daromas, renkamos, dedamos dėžės dėl samariečio krepšio. Tai iš čia iškeliauja irgi kiekvienais metais kokią 60 dėžių. Va čia yra visos medžiagos, iš kurių galima pagal poreikį. Čia tiesiog yra kaip rimta siuvykla. I guess. Nu, čia kur buvo skelbimas apie taip, kad čia buvo renkami tie samariečių krepšiai. Ir čia amerikiečių kunigas Eli. Hello. The pastor Eli. Labas. Labas. Tai va čia yra tokie, kad mašiną gali turėti ir jeigu benamis, kas nors prašo, ko nors jam gali duoti. Ir čia yra visko pridėta, ir kojinės, ir ten koks šepatukas, ir higieniniai, ir čia lūpų balzamas, ir tie pleistriukai, nu tokių visokių paketų. Čia skirtingi paketai būna. Bet irgi, kad vat jiem neduoti, kad cigarečių pirktų dar ką, bet va tokių visokių dalykų, kurie naudingi gali būti. Taip. Kartais būna ir maisto tokie paketai, kur jau čia yra, kur rankas užšildyti gali tokie. Giliukų mokyklėlė yra. Jie tada vakarais ateina pirmadienį, antradienį iki šiol ir dabar nuo rudens pirmadienį, trečiadienį. Ir čia tam toje erdvėje jie turi savo pamokėlės. Čia yra, dabar jau atostogas vaikai išėjo, bet čia būna patiem mažiausiam, 5-mečiam ta klasė ir paskui yra viena vyresnėm. Ir 3 klasė yra tokiem, kurie būna jau beveik ar paaugliai, ar panašiai, bet jie visiškai pametė lietuvių kalbą. Kuriem reikia, jie pagal amžių turėtų ateiti čia, bet kadangi su 5-mečiais jie nenorėjo. Nelabai bus smagu. Tai tokiem, kur nuo nulio pradeda lietuvių kalbą mokintis. Bet yra ir tokių. Yra tokių. O kiek ilgai tas mokymas tęsis? Ar čia yra kažkoks kursas? Kiek jie nori ateiti? Tiek jie ir ateina. Taip. Kiek jie nori, tiek ateina, ar vieni ilgiau, kiti trumpiau, priklausomai kur jie yra pagal savo žinias, kiek jiem reikia, kokie poreikiai. Sakau, didžioji dalis jiem nori susikalbėti su savo giminaičiais, kai grįžta į Lietuvą. Vyresnių vaikų klasė, kur irgi čia dar stalai irgi turėtų prisidėti, dabar jau jie yra nuimti, bet irgi yra lietuviški visi himnas ir visa heraldika. Taip, kad šis pastatas labai džiugu, jis yra pilnas gyvybės.